Labas, aš esu Giedrius Surplys, knygos Laimėti nenuodėmę autorius ir politikas. Manęs klausia, kiek tu gali lysti į eterį su ta savo knyga, užsiimk pagaliau rimtais dalykais, užsiimk politiką. Bet žinot, ta knyga yra šiek tiek daugiau, negu gal kai kam atrodo. Todėl aš jums pristatau ciklą pagal šią knygą Laimėti nenuodėmę, kuris, mano supratimu, yra labai svarbus. Mes, augdami, mokydamiesi, paskui kurdami šeimas, išeidami į gyvenimą, gaunam išsilavinimą apie matematiką, apie lietuvių kalbą, apie užsienio kalbą, chemiją, fiziką ir taip toliau. Tačiau iš tikrųjų, ar tai yra tie dalykai, kurių mums labiausiai reikia? Štai senovės Graikijoje buvo labai aišku, kad žmogui reikia kelių pagrindinių dalykų, įskaitant gimnastiką, įskaitant muziką, kurie padeda gyventi visavertį gyvenimą. Dabartinėme amžiuje turbūt labai svarbu yra santykiai, pasiruošimas šeimai, finansinis raštingumas, gebėjimas pastovėti už save, komunikacija ir toliau, sveikas gyvenimo būdas. Tačiau tų dalykų mesgi nelabai mokykloje mokomės. Taigi savo webinarų seriją aš ketinu pabandyti užpildyti tą spragą. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų visuomenę. Kitas dalykas, jeigu jūs paliko žmona, jeigu jums nesiseka išsiderėti didesnio atlyginimo, jeigu jums nepavyksta sukurti verslo, visa tai kyla iš vieno labai liūdno lietuviško reikalo – menkos savivertės. Ir laimėti nenuodėmę yra bandymas būtent tau padėti tą savivertę pasikelti, sustiprinti. Ir trečias dalykas, aš remiuosi krikščionybę ir čia jau žinau, kad kai kuriem iš karto kyla šiurpuliukai, bet noriu pasakyti, kad daugelis iš mūsų tą savo krikščionybę esame ne visiškai teisingai supratę, arba išvis nelabai mes ją suprantame ar žinome, kadangi apie ją girdėjome tik tai eidami prie pirmosios komunijos, o paskui kas kažkelintą sekmadienį iš kunigo per pamokslus. Taigi, mano Laimėti nenuodėmę webinarų ciklas būtent ir yra skirtas užpildyti tam tikras mūsų išsilavinimo spragas, padėti tau sustiprinti savo savivertę ir populiariai, linksmai galbūt, pažinti krikščionybę šiek tiek kitoje šviesoje. Taigi laikau tai ir savo kaip politiko misiją, galbūt šiek tiek nestandartinę, bet man atrodo, kad jeigu mes Lietuvoje pradėsime labiau pasitikėti savimi, jeigu iš to kils didesnis pasitikėjimas vienų kitais, tai, atvirai pasakius, politikams nebelabai daug ką reikės ir veikti. Užteks tik tai netrukdyti tau siekti savo tikslų. Tai toks būtų įvadas į mano seminarų ciklą. Ačiū. Kas tu esi? Kas norėtumai būti? Kuo tu tiki? Kuo norėtum tikėti? Ar tiki savimi? Ar tiki savimi? Tavim taip tikėjau. Originalas tu, o ne kopija, režisieriaus tokia filantropija. Ryti, nekramdžius vartot kasdienybę, nes tau, nes tu pats kuri realybę. Pažadas kalnus kilnoti, demonus išvarinėti. Šitą pasaulį sukūrė ne tu, bet nuolat jį tobulint tavo valia. Norėti gyvenimo gero, kurti gyvenimą gražų. Tau į nugarą pučia viesulai, laimėti nenuodėmė atvirkščiai.
ramybė, ramybė, arterijomis tavo teka galybė, nuožmiai nuolankus ir tvirtai gailestingas, maloniai kantrus, nepailstančiai dirbantis, tikintis, tai nereiškia nemastantis, tikintis, iš visur išsikapstantis, aplink tave nenukaunami lyderiai, būna palūžtam, bet visas pakylame, prašom malonės ne tam, kad ištištume, ar ant sofos patogiai parkristume, sargas nematomas apvelka šarvais ir tampam stebukladariais.